esame tiesiog dviese. Baisu ir taip su tuo brutalizme tokie niūrus atrodo. Jo. Čia vat įrodymas, kad mes filmavom brutalizmą. Ką? Spėju, kad ne. Ne brutalizmas. Spėju, kad ne brutalizmas, ne? Ne. Nu, bet O ten brutalizmas? Šitas tikrai ne. Tai kas brutalizmas yra? Kur labai piktai viskas atrodo. Man šitas pastatas atrodo labai piktas. Toks jausmas, kad jis rėkia ant manęs. Toks jausmas, kad jis man pasakys labai blogą žodį tuoj. Brutalizmas. Kitą žodį. Vandenuos. In today's show mes turime spurgyčių review. Taigi, čia turime šventą spurgytę su šokoladu ir riešutais. Kita spurgytė, kurią mes jums parodysime, yra Crème brûlée spurga su, nežinau kaip paaiškinti, bet jo, crème brûlée viduj. Tai va, darysime review. Nuo kurios spurgytės norite, kad pradėtumėm? Pasirinkite. A. Šventa spurgytė. B. Crème brûlée spurgytė. Televizijos bokštas. Mes šiandien keliausime į televizijos bokštą, kilsime į viršų ir parodysime
Brutalizmą iš viršaus. Durys užsidar. 6-7. Kai mes matomės, mes televizijos bokšte. Mes čia dabar nesimato mūsų sunkiai. Lauk. Televizijos bokšte. 67 aukštas. Ha? Tai Tai yra Vilnius. čia yra Vilnius ir mes eisime pažiūrėti monolitų, kurie yra Lazdynuose. Taip. Čia galim išeiti, čia galim išeiti. Bet nu, pažiūrėkime iš viršaus. Čia užrakinta. Arba aš negaliu atidaryti durų. Nežinau. Šiandien brutalizmo paveldas Lietuvoje vertinamas nevienareikšmiškai. Dalis žmonių jį vis dar sieja su sovietinė praeitimi, todėl vertina neigiamai. O nemažai pastatų yra perdaromi ir praranda savo autentiškumą. Vis dėlto požiūris pamažu keičiasi. Vis daugiau žmonių pradeda matyti šių pastatų architektūrinę vertę ir svarbą. Taigi, lietuviškas brutalizmas gali būti suprantamas kaip griežtas, bet kartu ir santūriai estetiškas architektūros reiškinys, turintis vertę tiek praeityje, tiek ir dabartyje. Tai mes atvykome į Vilkpėdę. Vilkpėdė yra žinomas rajonas, kuris turi gan daugiausiai brutalizmo pastatų, atviro betono pastatų. Kaip matote, už manęs yra vienas iš jų, yra antras iš jų ir tada yra trečias iš jų, 9 aukštas. O už Gabijos, kuri dabar filmuoja, yra labai daug plytinių pastatų. Pavyzdžiui, tai visi šitie 2 aukščiai, 5 aukščiai. Tai va. Ir turime aišku darželį, kuris, manau, irgi labai atitinka brutalizmo temai, nes jis yra padarytas ir iš plytų, ir iš atviro betono, bet tas betonas yra dažytas. Bet kiek žinau, kad šitas rajonas buvo statomas, kad būtų kuo patogiau. Tai... Truputėlį apsirikau, pasirodo šitas pastatas kaip ir prarado savo brutalizmo įvaizdį, nes sugalvojo jį apdėlioti panelėmis, bet jo visgi yra brutalizmo jausmo, kažkokių, nežinau kaip pavardinti, grotelių, kurios irgi cemento, vietos iš cemento. Great success, kind of fancy, isn't it? Tu atsimeni, kai dėstytojas sakė, kad brutalizmo pastatai statomi dėl to, kad galėtų įskųsti kaimynai vienas kitus. Kodėl taip darė? Dėl to, kad pasižiūrėk, kaip langai yra, ar tu matai? Ai, tipo... Vienas į kitą žiūri. Ai, nu, ožių metai. O tai nerklio metai dabar. Aš turėjau omeny ožio metai, kad labai daug skusdavo, nes, žinai, jaunimas sako, ožysto, kad paskundai mane. You get my point. Na. Taigi, noriu pasakyk mūsų žiūrovam, kur mes važiuojame dabar. Mes važiuojame į Pilaitę pasižiūrėti šiuolaikinio brutalizmo.
mes jums parodysim, kas yra šiuolaikinis brutalizmas, kur yra brutalizmas ant feilo, tipo nepavykęs brutalizmas, I guess, nežinau. Bet kiek žinau, kiek bendrau su žmonėm, kurie studijuoja architektūrą, sakė, dėt šitą kaip ant prikolo, tai tą ir padarysim. O dabar galvoju, kur aš esu? Lykas betonas, vamzdžiai išlindę, gal net ir laidų kažkuriuose vietose galima rasti. Aš jums pasakysiu, esame Pilaitėje, kur Pilaitė bandė pastatyti bažnyčią, bet dėja gavosi brutalizmo idealas. Prašome, pliko betono, bažnyčia, vidury Pilaitės, stovi, nebaigta statyti. O visi žmonės, kurie studijuoja architektūrą, pasakė man, jog turėčiau dėti šitą pastatą į šitą dokumentiją ir praminti ją kaip tikro brutalizmo šedevro. Taip. Tai kodėl galima šitą pastatą priminti kaip brutalizmo šedevro? Šiuolaikinio brutalizmo šedevro, nes atviras betonas, sunkios metalinės durys. Gabija užsinorėjo valgyti, tai filmuoti nebegalim toliau, nes Gabija nepavalgius ir jinai labai pikta. Filmuoti galite tik pasisak neformuosios. Let's go! Tikiuosi, tau sekasi dabar gerai savo deitę. Lietuvoje toks suktas dalykas.